Šiandien, to iš 2024 spalio 24 aš su keletu žmonių buvau nuvykęs į tą aikštelę Kelmėj adresu Tylioji gatvė 9, kur pagal man įbruktus dokumentus, kuriuos aš nepriėmiau ir neakceptavau, bet turėjau paimti kaip nusikalstamas veikos vykdomos prieš mane įrodymus, deklaruojama, kad ta mano nusavybė, tas mano turtas turėjo būti ten nuvilktas. Tai va aš ten dar kartą apėjęs visą teritoriją, tą aikštelę, keletą kitų užkabų ir ten viską apžiūrėjau. Ten po atviru dangum tos mano nusavybės nėra. Aš jos nemačiau, neradau ir tikrai galiu pasakyti, kad dar keli žmonės jie žiūrėjo, jie irgi nematė, tai sakau, man nesivaidena, ten jos nėra. Jeigu jinai yra po kokiu stogu, tai čia yra atskira tema. Ir kodėl jinai po stogu ir slepiama yra dar viena atskira tema. Taipogi, šiandien buvau jau gyvai susitikęs su tuo žmogum, su kuriuo kalbėjau vakar telefonu. Tai tobiš tos aikštelės juridinio asmens, kuris valdo tą aikštelę, atstovų. Vardą pavardės irgi neminėsiu. Mes taip pasikalbėjom, aš įteikiau vieną raštą. Parašė antroji pusė kaip indosamente, kad negali į tos klausimus atsakyti, nes nėra kompetencijos. Man to užtenka. Ir vat ką tik dabar vakare, tamsučiau, kiek čia tų valandų, apie 8 valandą man paskambino, mes taip pusiau vyriškai pakalbėjom, matyt kažkas pranešė ir siurprizą, kad yra įdėtas vaizdainis su vakarykščiai fiksuotais mano faktais, kur aš aiškiai, fiksuodamas nusikalstamą veiką, vykdomą prieš mane, fiksavau visą tą teritoriją. Ir kaip sakau, rodžiau visiems, kad ten mano turto, mano nusavybės nėra, nors pagal tos vadinamus dokumentus, pagal tą nuvilkimo transporto paėmimo, kaip jie ten įvardina aktą, ta mašina, mano automobilis turėtų būti ten. Tai pakalbėjome ir žmogus, aš jį suprantu, dabar atsidūręs per savo nežinę, per nekompetenciją atsidūręs tarp dviejų priekalų, tarp nusikaltimą vykdančių sistemos raiktelių ir tarp manęs ginančio savo laisvės ir teisės, jam dabar tikrai nesaldu. Ir aš jam šiandien paaiškinau ir informavau, kad jo padėtis dabar yra kaip mažiausiai suokalbininko, kaip organizuotos nusikalstamos grupuotės nario, dar antraip pavarčius, slepiančio nusikaltimo padariusius asmenis, nusikaltimo įrankius, įrodymus. Tad bendrininkavimas yra dar toks baudžiamo kodekso straipsnis, viską išdėsčiau. Tiesiai šviesiai žiūrint į akis, žmogus galbūt šiek tiek pradėjo mąstyti ir nenorėdamas veltis ar būt įveltas į visą šitą reikalą, paskambino man ir paprašė, kad išimčiau aš tą paskutinį vaizdainį su tais faktais, kuriuos fiksavau, kaip sakau, toj visoje teritorijoje. Kelmėje, Tylioji gatvė 9 toj teritorijai, kur nerasta mano nusavybės po atviru dangum. Tad žmogelis matyt nenori turėti skandalų, jokių nenori papulti į akiratį, nenori būti apkalbamas ten kaimynų, aptarinėjimas miestelėnų, kelmėnų. Pasakiau, kad iki ryto aš šitą vaizdainį, apribosiu prieigą, laisvą prieigą prie jo. Tebūnie jis pasilieka mano archyvose kaip įrodomoji medžiaga ir nedaug dievė kas nors pasisuks ne taip, aš turiu menį iš to juridinio asmens ir tą juridinę asmenį atstovaujančio to žmogaus, mano pusėn kas nors ten pasisuks ne taip, ar provokacija kokia ar ką, aš atnaujinsiu tą vaizdainį ir įkelsiu dar papildomų faktų, jeigu reikės. Tai sakau dabar, pusiau vyriškai, sakykime, iš mano pusės tikrai vyriškai, iš jo galbūt ar išsigandęs žmogus yra, taip vyriškai susitarim, kad iki ryto aš tą vaizdainį padarysiu jo prieigą ribotą, nematys jo niekas viešai.
o toliau žiūrėsim. Tai vat, šiandien gyvo pokalbio metu su tuo vyru, žmogum, patariau, kad jeigu nenori daugiau ateityje įsivelti į tokias nesąmonės, kaip yra įsivėlęs, jis per nežinojimą, kai su juo sužaidė, kaip sakant, Tiomai Lašatkai, jam nepraneždami, aš nežinau, kokie jie ten nuomos sutartį sudarė, kokios sąlygos su ta kompanija Argo, ar kaip jį ten vadinas Vilniui, ten 2 tik tai asmenys. Tai kompanijai ten registruoti yra, kurie nuomoja visoje Lietuvos Respublikoje, taip vadinamai, aikšteles ir bendradarbiauja su policistais, nuvilkinėjant mašinas žmonių. Tai vat aš nežinau, kokia ten ta sutartis, kokios sąlygos ir kaip yra, bet aš tikrai nemanau, kad tose sąlygose buvo paminėta tokia, kad atvilkinėsi tas aikšteles, vogtus ar pagrobtus, neteisėtai užvaldytus automobilius ar žmonių turtą. Tai vat, kad nebūtų tokių nesąmonių ir kad nebūtų patraukti tiek vatos minėtos Kelmės aikštelės Tylioji 9 savininkai, saugotojai, baudžiamojant atsakomybę, tiek kiti, kreipiausi visus tos vadinamos Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje veikiančius aikštelių savininkus, jeigu jūs turite sutartį su tuo Agro Vilniui ten sėdinčiu ponu, tokio iš R raidės vardas yra. Tai būtų gerai, kad artimiausiu metu jūs nutrauktumėt visas tas bendradarbiavimo sutartis ir paprašytumėt išsineždinti su visu tuo konfiskuotu ar kokiu turtu iš jūsų aikštelių, idant nebūtumėt apkaltinti bendrininkavimo nusikalstamoje veikoje. Tai čia ant dienų turėtų pasibaigti ta nuomos sutartis su ta Kelmėje minėta aikštelė. Tai mat atstovams patariu nebepratęsti tos sutarties, pasinaudoti progą, nes kažkaip pasakė, vienašališkai nutraukti negali, nes ten sankcijos, baudos visokios. Tai vat ateis tas laikas, chebra, nebepratęskit sutarčių su veikėjais, kurie bendrininkauja su nusikalstama veika vykdančiais asmenimis. Ir ramiau gyvensit. Ir mes ramiau gyvensim, ir jūs ramiau gyvensim. O tie, kieno ten bizniukui kenkia, tai jų problema. Tuo labiau, kad galimai, ne tik Kelmėje, bet ir kitur, sakykime, nuo čia komercinė paslaptis, ta nuoma vykdoma už dyką. Aiškiai, aikštelė naudojasi už dyką, nemoka jokių nuomos mokesčių tie Vilniečiai vietiniams, o čia kelmiečiams. Nu, kaip ir tiek norėjau pasakyti, tai tiesa, kas vis dėlto norėsit ten dokumentiką pasižiūrėti ar ką, tai aš kaip visada iš savo archyvų suteikiu progą atvykusiems gyvai pasižiūrėti vaizdo medžiagą, vaizdinius atitinkamus, kuriuo aš neviešinu, kuriems esu apribojęs prieigą laisvą prie peržiūrų. Nu, tam kartui tiek. Tiesa, prisiminiau, kad šiandien dar pasiekė mane tokia informacija, kad neva, norint man, sakykime, pasiimti daiktus iš to neteisėtai paimto mano automobilio, jeigu daiktai neįeina į to automobilio komplektaciją, tai aš be vadinamos policijos nieko negaliu padaryti. Ko pasiekmei, nuėjau į tą vietinę Kelmės policininkų kontorą, bet pasirodo ten pakalbėjus administratorių, jie vietoje jau nebepriiminėja jokių sprendimų ir niekas nenori apsiimti atsakomybės. Čia viskas jau vietiniai nusiplauna rankas ir viskas perduota Šiaulių apskričiai. Tai to bešiai Purienų 48, konkrečiai tokiam Lorenui Dainauskui. Aš jau esu susidūręs su juo, aš ir koridoriui ten Purienus esu prasilenkęs su juo, toksai nelabai daug plaukų turintis ant galvos, nedidelio ūgio vyrukas toksai. Tai matyt teks pasąveikaut su juo, nes, kaip suprantu, jisai dabar čia atsakomybę apsiėmė, arba jam užkrauta ta atsakomybė yra. Tai raštais ar gyvais pokalbės kažkaip teks subendrauti, nors kiek pamenu anksčiau, jisai neatsakinėjo man į mano kreipimusius, daug kartų aš jam esu siuntęs, kaip ir jau ten kolegams, konkrečiai Purienų 48, tai vat neatsakinėdami akceptavo mano kreipimuose, išdėstytą pabaigoje kreipimuose tą sąlygą, kad jie nekompetentingi ir praradę visiškai mano pasitikėjimą. Tai dabar toks vidinis plėšimasis man jie vyksta, ar verta iš viso kalbėti su nekompetentingais ir praradusiais pasitikėjimą apie kažkokius dalykus, kuriuose reikėtų to pasitikėjimo tarpusavio, bent šiek tiek. Nu, viduj kužda, kad neverta. Dar pamastysiu iki ryto. Vat. O pasiūlymas tiems, kurie tiesiai šviesiai, sakykime, policistai prisišiko čia vietinį lygio
bet vietinį lygį to šūdo savo iškabinti nenori ir permeti į aukštesnį lygį, kad ten galbūt didesniais šiupeliais pabandys iškabinti. Tai ni hrena neišėjęs. Aš jums siūlau tokį kompromisą, chebra. Jūs per neapsižiūrėjimą užgrobė mano nusavybę. Aš jums siūlau geranoriškai užbaigti šitą nesusipratimą, kol jis neišaugo iki konflikto lygio, paprasčiausiai traktuojant tai kaip mano nusavybės paėmimą valstybės reikmėms ir tai laikinai ir už tai atlyginant. Ir terminas, tarkim taip protingai, pasakykim, terminas tam paėmimui, pasiskolinimui mano nusavybės, kai policistų rankomis mano nusavybė buvo paimta, atlygintinai, nors aš dar atlyginimą negavau, pasiskolinta, laikinam naudojimuisi, baigėsi pirmadienį 12 val. Dienos. Tai siūlau jums iki pirmadienio 12 val. Dienos grąžint man mano neteisėtai jūsų pagrobtą nusavybę, traktuojant tai kaip pasiskolinimą ten anot jūsų tų įstatymų valstybės reikmėms, tinkamai man atlyginant. Apie atlygį mes pakalbėsim, kai jūs atboginsit, atgabensit atgal tą mano nusavybę į tą pačią vietą, iš kurios ją nuboginot. Konkrečiai galiu priminti, Žemaitės gatvė, Tytuvėnai, iš mano tėvukui priklausančios sodybos. Tai kai atboginsit, tada pakalbėsim ir apie kompensacijas, ir apie visus kitus dalykus. Galim ir vyriškai pašnekėti, be protokolų. Galbūt ir tos kompensacijos nereikės, jeigu jūs argumentuotai paaiškinsit, arba tą visą nesusipratimą išspręsim iš jūsų pusės atsiprašymais kokiais nors ir pažadais, kad daugiau taip niekada nedarysit su žmogaus turtu ir jo nusavybė. Ir galbūt tas nesusipratimas bus išsemtas, sakau, nepribridus net konflikto stadijos. Tai jau toks pasiūlymas. Pirmadienio 12 val. Grąžint man laikinai pasiskolintą jūsų nusavybę ir tinkamai už tai atlyginti. Ar morališkai, ar materialiai. Tai sakau, čia yra derybų klausimas, kuris bus vedamas gyvai, tik tai jums atvykus kažkam kompetentingam. Aš čia raštais derybų vest nenusiteikęs. Tarkim taip. Tai vat, laikas tik